Ši pamoka skirta pasiruošti pirmajam testui. Pirmiausia, pakartokite visas išmoktas raides, jų rašymą ir jungimą su kitomis raidėmis. Toliau prisiminkite klausimus. Kto, kai kalbame apie gyvas būtybės. Kto? Mama, brat, sestra. Šiuos daiktavardžius galime pakeisti įvardžiais. Она – это мама, брат – это он. Taip pat prisiminkite šiuos dalykus. Įvardžiai vyriškosios giminės. Он, брат, кот, дом. Она moteriškosios giminės. Ji, mama, комната, сестра, сумка. Daugiskaita, они, jie, дети, игрушки, книги. Taip pat prisiminkite klausimus. Где, куда. Где naudojamas nusakyti vietai. Где на диване, на столе, на стене. Kur ant sofos, ant stalo, ant sienos. И где в сумке, в комнате, в классе. Kur kuprinėje, kambaryje, klasėje. Atkreipkite dėmesį, kad visur daiktavardžiai turi galūnes jie. Taip pat prisiminkite klausimą куда, kuris reiškia kryptį. Они идут в класс. Jie eina į klasę. Они идут на стадион. Jie eina į stadioną.